Sveiki visi DTV podcast'o žiūrovai, malonu, kad grįžtam ir mes. Šiandien tęsim pokalbį su Marija, Gabrielium Vageliu, Antanu Jos. Ir aš čia pariekausiu. Timūras. O pavyzdžiui, klipai, ne? Nu, vat, DTV muzikinių klipų kanalas. Labai svarbu, kad jis brangus būtų. Ne, tikrai nėra svarbu. Svarbu, kad jis geras būtų, ne brangus, nes gali būti brangus ir visiška nesąmonė. tai labai įvairiai iš tikrųjų. Kartais būna taip, kad su minimaliom sąnaudom išeina gauti ten tokį klipą, kur atrodo, lemba, vienas geriausių klipų, o tada būna, kur labai daug investuoji ir jis nėra blogas, jis yra geras, bet tų investicijų ten taip stipriai gal ir nesimato. Tai yra įvairiai. Aš manau, kad pagrindinis tai yra idėja, nu ir tada jos išpildymas. O pats galvoji idėjas? Įvairiai. Esu ir pats galvojęs, bet šiaip daugumoje atveju vis tiek mes turim režisierių kažkokį, tai jisai ir padeda šitais klausimais. Jūs turit vieną žmogų su kokiu klipu? Ne. Turim daug žmonių ir su skirtingais dirbam. Okay. Yra gal tie, su kuriais dažniau dirbam, pavyzdžiui, kaip man labai geras draugas Pijus Vėberis, tai su juo mes dažnai darom dalykus ir dažniausiai turbūt, bet ne, šiaip turim skirtingų žmonių. Su ko norėtum kolabą padaryti Lietuvoje? Nes tokių tikrai gerų pavyzdžių yra buvę ir aš jaučiu, kad gerai padarytas kolabas ir laiku, jisai duoda daug dividendų. Taip, tiesa. Tai, nežinau, bent jau, sąrašiuko kažkokius kandidatus gal gali čia pavardinti. Timūras. Antanas. Lageriai. Iš karto eina. Šiaip tai ir kitko, tai dabar mes su Jessica gal fainai būtų padaryti. Kad nieks nebepainiotų. Jie čia du tada pasirodo. Čia tie, kur du. Ir mūsų, aš galiu gal netgi išduoti, kad gal kažkas ir laukia su 69-ame danguje merginomis. Nes jau nebegyvenu. Palauk, tu perdarėjai? Gyvenu. Jo, labai tai geras dalykas, žinok, aš pirmą kartą išgirdau mašiną ir galvoju, kaip gaila, kad negalima atsisukti radijos. Geras, bet gali pasileisti visada. Taip. Nežinai, kai vairuoji, nelabai nori smaigėti, jau tada noris atgal, žinai, atgal. Atsukti, nu. Jo, bet turėsim naują dainą su jumis. Bet, neperdirbta, o kažkokia grinai nauja sukurta. O tavo kūrybos? Jo. Jėga. O kodėl, pavyzdžiui, tau, yra atlikėjai, su kuriais, nelygis būtų? Tai Šeškės, suprantu, jau lygis? Žiauriai dievinu Šeškės. Aišku, kad yra. Nu, tikrai, kad yra, bet neminėsim gal dabar. Atskleisk viską dabar. Ne. Kam deginti tiltus? Jo, be abejo. Reitingų reikia mums, su kuo nedainuotum. Su kuo nekenti. Bet aišku, kad yra. Aš manau, bet gal ir dėl to yra tiesiog, kad tu nejauti jų muzikos. Ir tu niekada nesiklausai, bet gal taip pat jie tavo irgi nesiklausai ir jiems tai patinka. Turėjom patirtį, mes čia filmavom daug dalykų gruodžio mėnesį. Ir aš, pavyzdžiui, labai matau... Yra daug atlikėjų naujosios kartos. Nes tu vis tiek naujosios kartos, ne? Atlikėjas jau... Dar tik 10 metų senoje. Jo. Čia tu nuo chorų karus, žinai. Čia, žinai, tą Y kartą. Tai man, pavyzdžiui, labai žavu buvo, mes buvom Karklės festivalyje. Ir pasirodė jaunos grupės, ten buvo galima laimėti klipo gamybą ir buvo atlikėjas Ba, visiems gerai žinomas. Ir man kaip patiko, jis yra visiškai kitos muzikos atstovas negu tuo metu grojo ant scenos, bet kaip jis palaikė tą jaunimėlį, ta prasme, man buvo gražu žiūrėti. Ir yra tokių atlikėjų, su kuriais aš gruodžio mėnesį labai intensyviai susidūriau, kur, pavyzdžiui, išeina, liaudės muzika, sakykime, toks popsas, kur per vestuvę žmonės tikrai visi klausosi, kur baliuose tikrai klausosi ir sėdi, žinai, ir... Dieve, ką jie čia dainuoja, nes aš tai elektroninę muziką dabar darau. Ir man taip gėda už to žmonės. Aš nelabai suprantu, kodėl vieni, kurie tikrai, tarsi, jie nemažiau uždirba už tave, nes jie groja belenkiek ir dirba, kad ir tose pačiose vestuvėse, bet yra laimingi savo sferoje, kodėl jų muzika yra blogesnė negu ta, kurią darai tu. Tai ar tau, pavyzdžiui, tugi koncertuoji ir vestuvės, jeigu tave samdo. Tai va, žinai, matęs labai gerai. Tai čia dar viena tema. Kai mes buvom chorų karuose, čia prieš 10-12 metų, būdavo tas, kur tipo, šita tai vestuvinė. Atsimenu, ir apie Katažiną buvo taip kalbama, ar ne, kur tipo nelygis, nes čia šita veselėse dainuoja.
Dabar Montvydas dainuoja praktiškai visose vestuvėse ir tai nebėra gėda. Kas čia pasidarė? Staiga pasidarė normalu, ar tiesiog, kad išėjo į naują lygį? Va, Timūrai, tu dar vedi ir vestuvės, ir renginius. Kas ten įvyko? Bet kol tu sakai, man atsakymas iškart gimė, žinai, man atrodo, jeigu tu groji vestuvėse, tu esi sėkminga žvaigždė. Nes jeigu tavęs vestuvėse, jeigu tu nepagroji, tai nu kam tu ten reikalingas kažkiam ten... Tavęs nežino paprastaliausias. Lofti su savo ten, žinai, aukštakulnis, žinai, turi būti arti, nes tikrai yra tokių atlikėjų, kur, žinai, tu matai čia, žinai, konceptas čia įdėjo kažką ir savo toje depresijoje gyvena. Aš manau, jeigu tu groji vestuvėse, nu nes būna, tikrai, jie per daug savo ego statų ir per mažai galvoja apie tą, kam neša. Ir aš manau, jeigu tu groji vestuvėse, su tavim viskas yra gerai. Ja. Tai nematau aš tame nieko blogo, čia yra turbūt mano kaip tik, žinai, kažkoks kokybės ženklas, nes anksčiau galbūt vestuvininkai būdavo tokie, žinai, pinigų melžikai. Atėjau ten su Jonika vienas senis atdainavo. Mes juos vadindavom vazonais, kur atsistoja ir tiesiog ant viršaus kažką. Bet dabar labai keičiasi, žinai, žmonių vestuvėse poreikiai, ko jie nori, kokybės supratimas. Tai, sakau, aš patį Gabrielių sumatęs, tai ten, žinai, bravo. Čia gal pagaliau apsisuko į Lietuvoje tai, kas vyksta jau seniai UK ir Amerikoje, kur žmonės turi nemažai nudirbti iki tol, kol patenka į teliką. Nes ten tu nepateksi į teliką, jeigu tu nieko nenuveikęs. O kai atsirado visi X Factoriai, Lietuvos balsai ir panašiai, žmonės staiga pasidarydavo labai garsus, jos ten visi atpažįsta, bet jie realiai tai nieko nėra dar nuveikę, jos nėra už ką gerbti, apart to, kad jis kelias ten dainas sudainavo gerai tiesioginėme eteryje. Ir iš to taip labai išsikraipė, kad, pavyzdžiui, ten, žinai, laimi kokį projektą ir tada... O tai kiek man mokėsit už tai, kad aš pas jūsų laidą atėčiau pasifilmuoti, va kaip Gabrieliui 100 milijonų sumokėjom šiandien ir atėjo. Bet jis turėjo daug nuveikti iki tol, kol patenka pas mus netgi laidą. Aš jaučiu, kad čia yra ir tų prodiuserių kaltė, nes nu, tas toks taigų žinomumas žiauriai sulaužo žmogų. Iškreipia visiškai tikrovės matymą, žinai, aš sakau, aš savo pavyzdžiui galiu paliudyti, nu tikrai tau pradeda vaidenti, žinai. Ir tokiem žmonėm... O kas pradeda vaidenti, kad tu aфиgenas žvaigždė? Kad tu esi didesnis, kad taip, kad negu tau atrodo. Ir Maksimoje apsisukinėja ir tave pažįsta, ar ne? Ne, bet iš to, kaip žmonės bendrauja, nu, žinai, ten būna, man tikrai yra buvę atvejų, kur ten, žinai, arbatėlę pavaišinsim, čia kažką, kur tau, žinai, šiaip tau nebūtų taip. Ir tas truputį kuria tokį, žinai, netikrą. O tiem žmonėm, žinai, vat, kurių daug buvo, žinai, iškilusi, turėjo sekėjus ir paskui vat, kažkur krenta, nes neliko to, kas, žinai, kas buvo, bet buvo, tai niekogi nebuvo. Buvo kažkoks, žinai, dūmeliai, bezdaliukas, žinai, ir viskas dingo. Ir labai sunku užsikabinti turbūt jo žmonėm, kurie ypatingai dabar, žinai, nežinau, iš paskutinių kokį 3 metų ar kas nors iš tų laimėjusių projektą kokį nors, kad kažką darytų toliau. Šiaip dingsta tikrai. Nu. Pabūna ir dingsta. Nu, aš galės, jo, nes nieko. Ne, tai Monik tikriausiai viena iš tų, kuri laimėjo ir... Bet buvo, žinai, labai... Iglė. Bet Iglė irgi tokia pusiau šešėlė, dabar pradeda vėl išlysti su Prūsaičiu. Dainuoja ten, jo. Bet, žinai, jinai dar kabinasi, žinai, vat yra, bet, o visi kiti jų istorijos, žinai, irgi labai šiaip įdomu, vat, kodėl. Nes, matyt, žinai, puola, žinai, iš didžiulio aukščio į didžiulę apačią ir paskui pakilti yra nublema, kaip sunku. Aš šiaip galiu pasididžiuoti Gabrielium, aš nežinau, ar čia dėl to, kad aš tau skambinu, jeigu kažkur reikia kviesti, nes pažįsti, bet aš nesu susidūrusi su jo žvaigždžių liga. Tu jos neturėjai. Ar turėjai? Po Lietuvos balso biškį, ne? Ne, aš nežinau, bleba, sunku vertinti, žinai, ir tą patį Lietuvos balsą aš dabar bandau prisiminti, nu, ten yra kažkokie momentai, kuriuos atsimenu, bet kad viską aš taip puikiai atsiminčiau, tai irgi ne visai. Aš gal stengiausi, kad jos nebūtų ir aš tiesiog toks esu, gal, žinai, kažkam ten ir sako, kad pasikėlęs, nepasikėlęs, tada aš visada galvoju, blemba, o tai ką reiškia pasikėlęs? Jeigu tu turi savo nuomonę ir tu pasikėlęs. Nu ne, tu tiesiog žinai dalykus, nu kaip tau atrodo ir nu, žodžiu, bet esminis tai tiesiog likti žmogum. Ir kaip aš norėčiau, kad su manim bendrautų, taip aš su visais kitais bendrauju ir viskas. Tai... O siaubė, kaip blogai. Tai vat fainai. Jeigu fainai, tai fainai. O tu turėjai, pavyzdžiui, pavyzdžių, kur sakytum, nu aš taip tikrai nedaryčiau. Nes dažniausiai, žinai, būna, aš manau, žmonės gan anksti pamato pavyzdžius, kurie yra blogi ir... Bet ką turi minį, kad taip nedaryčiau? Nu, nežinau, paauglys žiūri ten kažkokie žinomi žmonės ir ten eina naujienos ir o čia tai blogai. Žinai, būna vieniems žmonėms registruojasi. Nu, kur, pavyzdžiui, Mija susimušė su Bunkė dėl skandalo tam, kad biškė apie jas parašytų. Arba, žinai, nu, vat kažkokios tokios... Ne, nu ne apie tai, biškelė, ne apie tai, aišku, kad ne apie tai. Nu, tai, jeigu aš esu dainininkas, tai aš ir labai norėčiau. Nu, čia yra geriausiu atveju, kad apie tai sužino iš tavo muzikos, ne iš skandalo. Bet, nu... Buvo čiagi ir mano skandalai, ten visokių. Kokių? Šuliais, gitarą. Tai tu ten buvai ir ne? Be šansų.
Bet sutik panašus buvo. Labai panašus, Hebra, aš tikrai nuoširdžiai, net dar vienas. Bet tenais iš to rakurso ir ypač to stop kadro, viens prie vieno. Nes ten kažkaip tik tiek matėsi, ne? Taip, pusė veidras, grinai žandikaulis matėsi, barzda mano, plaukai mano buvo. Bet ne aš, mane ten atvedė. Tikrai, čia yra įrodymas, kad nebuvau nusidepiliavęs, tikrai tai nebuvau aš. Bet jo, buvo tas. O padėjo tas skandalas ar ne tau? Aš jaučiu, kad tikrai taip turėjo. Žinai, kaip ir padėjo, bet kaip ir daug kas atsimins jį ir netgi kai kurie žmonės vis tiek atsimena tai ir sako, taigi tu ten gražiai buvai. Ir ką tu jam nepaaiškinsi ir nepasakysi, kad ne aš buvau. Tai jis galvokit, ką jis nori. Aš manau, tą progą tau dainos, žinai, kažkas reikia, kad, žinai, tipo, susirinkti, tau reikia susirinkti dividendus iš šito, žinai, o gražulį. Mes bandėme pasimti viską iš tos situacijos, ką tik galėjom, nes tada visą dieną buvo apie tai. Tarsi, ir aš keliu Instagramą, aš ten nesąmonės, ar irgi aš jam dovaną siunčiau. Tai, bet va čia ir yra geriausias, kai jeigu, žinai, yra atlikėjų, su kuriais yra tokie kertiniai klausimai, ypač ten, pavyzdžiui, orientacijos klausimai ir panašiai. Ir yra, kai tu sakai, bet juk dažnai taip galvoju, pavyzdžiui, galvoju, kad tau ne vyrai patinka. Ir jeigu tai yra bairis, ne, tai tu ir priėmi tai kaip bairį ir toliau žaidi tai. Bet jeigu tai tau yra, pavyzdžiui, kažkokia skaudi tema, tai ir tu gali piktai atsakyti ir tada tu kaip ir išsiduodi, bet tu gal nenorėtum išsiduoti. Ir toks, tai žinai, jeigu ten iš tikrųjų būtum tu, ne, ir susiparintum tikriausiai, ne, ir blemba, nesąmonė. Žinai, bet ir iš dalies, net jeigu gal ir nebūtum, ir jeigu reaguotum kitaip, tikrai irgi gali susiparinti. Kai man yra juokinga, tai va, tai aš taip ir varau. Tai paverti tai bairio, nereikiant visos Lietuvos, kad Hebra, aš turiu įrodymų, va, žiūrėkit, iš parduotuvės kemas tuo metu. Grinai. Bet man šiaip įdomu, pavyzdžiui, ilgai užtrukai, ar jaučiu, tikrai dabar nebėra, kad dėl apkalbų ten ir taip toliau parintumės. Ne, visiškai, žinok, nesiparinu. O Dieve, kaip nesiparinu. O kaip, nes buvo laikotarpis ar nebuvo, kad kažkada dėl apkalbų parindavais? Buvo. Ir pati pradžia visada būna skausmingiausia, man atrodo. Komentarus skaitydavai? Skaitydavau, jo, ypač pradžioje, nes būtų įdomu, bet dar blogesnis buvo, kad, pavyzdžiui, aš neperskaitau ir mama perskaitė. Ir tada sako, tu pažiūrėk, kas ten. Čia liūdniausia, jo, kai mamas eina, arba kai mamas pradeda atrašinėti ant tiem, žinai, ir dar su pavardėma, kur pavardė matos. Matos, kad tavo mama, žinai, ką jūs čia rašo, durniai? Jo. Čia mano močiutė, žinau. A ne? Blema po straipsnis, jo, išeina koks straipsnis ir, ten, žinai, klasika vis tiek, kažkas ten kažką parašo. Ir aš netyčia užgaudžiau ir aš taip, skrolinu tos komentarus, žiūriu ir aš žiūriu atsakytą, žinai, mano močiutė rašo, žinai, ką tu čia ten taip toliau, žinai. Ir aš toks močiutei skambinu, sakau, niekada daugiau nerašyk nesąmonių, žinai, tipo komentaruose, nes, tipo... Bet tau reikia padaryti, klausyk laidą, jūs išleidžiat video ir tada darot laivą su močiutė. Jūs jinai reaguoja į komentarus. Dabar rimtai, nemokamą idėją. Ačiū. Kažkokia rašo, Elena, kad tu ten nebuvai? Taip. Čia būtų dvigubas. Čia yra dvigubas, nes... Rodysim per tave, nes Timūra idėja. All rights reserved. Taip pat ir paskui su BM žmogus važinėja, viską nemokamai išdalina. Bet žinai, pas mus, pavyzdžiui, yra... To BM tau blogai, aš nesupratau. Bloga man. Svajoju, kad su BM važinėtų. Aš mielai iškeišiu, ką nors. Ten, žinok, blogai. Nepatinka. Man irgi ne. Bet yra, žinai, kur, pavyzdžiui, mes turim vieną laidą, prie kurios aš irgi dirbu, per LNK rodo Šikinės 20 ir mes turime žiūrovus dažnai ir ten tikrai ateina, nemažai vyresnio amžiaus žmonių. Ir kaip, pavyzdžiui, ateina kokie nors ten reperiai ir dar kažką ir Giedrius paklausė, o jūs žinot šitą grupę? Ir toks, žinai, kur jau tuo metu protezą valos, bet nežino. Ir va, kaip būtų įdomu, nes, pavyzdžiui, dabar galvoju, kokia ten buvo tema, man atrodo, apie vlogerius buvo tema ir sako, ar jūs žinot, tas tavim ir buvo? Jūs žinot, kas yra Antano darbas? Kažką blogo daro. Blogas. Savo, kas yra blogas, žinai. Tai kažką blogo. Tai kaip įdomu būtų su mačiute, man tokį reikalą padaryti. Aš seniai turiu kažkokių tokių, žinai, bet aš taip ir nesimu daryti. Bet jo, vyresnę kartą įtraukti, nes, tarkim, žinai, dar turint omeny, kokia greita pas mus buvo socialinė transformacija, žinai, mes dar turim žmonės, kurie gyveno visiškai priešingam laikmetį ir santvarką negu mes, žinai, jiems... Mano mačiutė verkdavo, kai mano sesuo iš
išvažiavo gyventi į užsienį ir atsirado, atsimenu, internete tie būdavo susirašinėjimų čiatai, kur visi rašydavo į bendrą. Ta prasme, tu rašai, bet tu matai, ką visi susirašinėja ir ten kyla ir turi spėti susirašyti su savu. Toks buvo, man atrodo, jipi kažkoks buvo kažkas. Po to atsirado Skype'as ir kai atsirado video, mano močiutė amžinatilsi verkė. Nes negalėjo suprasti, nes seniau tu eidavai, mesdavai centą ir sėdėdavai, laukdavai, kol tave pakvies prie kažkurio ten to taksofono būdelės. O kai atsirado mobilus telefonas, jinai kalbėdavo, taip, aha. Jo. Pavyzdžiui, jeigu tau skambina arba nori telefonu kalbėti, kaip tu rodai, šitaip ar šitaip? Nu dabar, kalbėk telefonu. Nu, aš dabar, kai vaikui rodau, tai alio rodau. Ai, šitaip rodau? Aš tikrai taip rodau. Mes tai visi atrodo šitaip. O visi dabar vaikai. Tai mano vaikai turbūt rodys jau šitaip. Nematai, aš kai vaikui rodau, tai dažniausiai būna alio, tai dėl to taip alio ir jis daro taip. Lala. Gudrugiai saugo, visi bus šitie. Taip. Paskambink man, jei tau liūdna. Visai kitaip atrodo. Aš dar noriu grįžti prie tos temos, man... Make money on the App Store. Dirbas žmogus. Na. Labai gerai. Aš noriu dar grįžti prie tos temos, nes man, pavyzdžiui, asmeniškai, tai aš 5 metus turėjau praeit, kad susitvarkyti su savim dėl tų komentarų ir taip toliau. Buvo žiauriai skaudu. Nu, nes radai, kur dalyvauti realybės šou visokiuose skandalingose. Čia tai buvo jau... Jau buvo on top. Jo, čia jau, žinai, man jau neberūpėjo, žinai, tie visi tos apkalbos, bet prieš tai aš turiu omeny, žinai. Tai ir daug kartų norėjau tiesiog viską mest, nebenoriu, nes atrodo neištversiu. Ar tavo, pavyzdžiui, praktikoje buvo toks laikotarpis, kur atrodė, nu, nebenoriu, nebedainuosiu, noriu mes, nes čia tas kažką pasakė, žinai, kažką negražaus. Ne, žinok, nebuvo. Aš manau, kad taip stipriai aš norėjau tą daryti, kad ir labai stengiausi iš pradžių, aišku, buvo sunku, bet kuo toliau stengiausi labai atsiriboti, kas yra geriausias dalykas, tai yra tiesiog nežiūrėti ten, kur žmonės išlieja savo pyktį, savo kažkokius skausmus. Ar jūs, būdami normalūs žmonės, parašėt nors vieną komentarą po kokiu nors straipsniu? Ne, aš tiesiog perskaitai ten 15 ar Delfi ir galvoji, parašysiu komentarą. Aš niekada dislaiko nesu niekada, jokiam video. Tai vad pagalvokit. Patinka, aš išjungiu tiesiog. Tai vad pagalvokit, tada kam jūs skaitote tos komentarus? Aš atsimenu labai gerą pamoką, man davė Gintaras Debskis tuo metu, kai jis buvo muzikinis prodiuseris projekto ir pasakė, niekada neskaitykite komentarų, nes jos rašo ligoti arba neturintis ką veikti žmonės ir nebūkite dar ligotesni, neskaitykite jų. Taip. Man tai dabar labai juokinga, nes aš pasiskaitau, aš nusiskrinčiuotinu, ten susikeliu kažkur, žinai. Aš visiškai taip. Taip, aš pavydė arba dainą ir tada sukeliu visus, nes belia kaip juokinga būna. Kaip Asilas ten kažką kudakuoja, kaip višta. Ir ten aš jau juokinga, negaliu. Aš tik pradėjau video dėti seniai dar, tai man irgi buvo ta pati fazė, kur ten labai blogai, bet mane kažkaip stipriau sodino. Bet aš paskui pradėjau žiūrėti taip, kad galvoju, palauk, žiūri į peržiūras ir į komentarų skaičių. Ir net, žinai, jeigu būtų komentarų daugiau negu peržiūrų, tada gal ir būtų verta galvoti apie tai. O dabar, kai matai, kad čia buvo kelių piktų žmogeliukų Man atrodo, žmonės, kurie labai užtikrinti tuo, ką jie daro, ir jeigu jie tiki 100% to, ką jie daro, tai jiem yra lengviau eiti. Ir jeigu tu turi dar palaikančią kompaniją, kur tave skatina, kad čia tu viską gerai darai, yra kažkoks feedbackas teigiamas grįžtantis, tai yra lengviau. O kai tu užsiprogramuojant neįgiamą feedbacko, tai tada... Oi, tai taip tada. Arba, žinai, svarbiausia kartuoti, irgi pastebėjau, žinai, kad jeigu ir tau sakė, bet tu taryk toliau. Ir tai gausis, kad tu ištempsi, o jie pavargs. Bet daryk gerai. Maksimaliai kiek geriau. Gerink. O vat, pavyzdžiui, tave visi matom scenoj, YouTube'ai, žinai, tu dainuoji ir taip toliau. Koks tu esi kitoks, kur žmonės kokio tavęs nemato? Ką mėgsti veikti, labiausiai galbūt, žinai, kaip atsipalaiduoji ir kokio tavęs žmonės nemato? Šiaip aš galvoju, kad man atrodo...
aš nesu iš tų, kur ten labai daug kelčiau viską ten ir savo asmeninio gyvenimo. Taip. Ir aš sceną šiaip stengiuosi būti irgi visiškai savim. Ir tai yra absoliučiai mano pusės. Tai nėra niekas, kas išgalvota, bet aš tikrai gyvenime. Jo, bet šiaip kasdieną aš mėgstu nieko neveikti. Absoliučiai. Aš mėgstu labai vėlai eiti miegoti. Tai yra kiekvieną dieną ten filmai, serialai, tada keliesi Rockstaras 11 ir ten šiaip netaip išsiriti, tada 12 pusryčiai. Mano sportas būna, dažnai sportas būna, tai stengiuosi to neapleisti irgi. Kokia tavo nuodėmė yra, vat ką leidai savo panuodėmiauti? Sakai paskui, nereikėjo, žinai. Į barą. Būna, nedažnai, bet būna, nes savaitgalį dažniausiai yra darbas, o mano laisvadienį yra darbas. Pirmadienis. Ne kažką pradėti savaitę nuo baliaus. Tikrai nėra blogai. Jo, tai pabaliavot, bet... Jo, nu tai, žodžiu, tai mano visa šita yra tokia idilė, jinai yra gana laisva. Aš labai mėgstu šiaip su žmonėm būti, mėgstu su draugais, mes mėgstam, nežinau, nueiti į kiną, bet nu čia tie klasikiniai tokie momentai, kur nuvarom pavalgyti, nuvarom, nežinau, apsišopinti, nuvarom ką nors paveikti, arba būna spontaniško, ką nors sugalvojam, kur tiesiog atsikeliam, varom kokį nors miestelį šiaip, tipo, nuvažiuoti ir pasižiūrėti, kas tenais daros. Nes šiaip aš labai mėgstu keliauti ir varyti, ko mažai darau ir ko norėčiau dažniau padaryti. Ir vis neišeina taip normaliai, bet norėčiau apkeliauti visur ir pažiūrėti, nes šiaip Lietuva be galo man yra graži ir tas keliavimas man labai patinka architektūra, interjero dizainas, pavyzdžiui, tas pats, kur visada įdomu pažiūrėti, kokie pastatai tenais, į vidų, aišku, sunkiau jau būna dažnai užeiti, bet čia yra mano visiškai aistra ir kur aš galvoju, kad jeigu nebūčiau dainininkas, tai būčiau tikrai interjero dizaineris. Dar viena laida internetui, serialas Vagelis eina per kaimus, vadinasi. Ir šiaip, kaip Timūrai šiandien idėjos. Visiškai idėjos. Taip ir vadintųsi Vagelis kaime. Ir realiai, jo, kai būna ten vlogai, Bolden Bankrot panašiai, kur žinai, ir būtų šiaip įdomu, nes tu esi man visiškai miesto žmogus. Tai karvė melžės? Ne. O karvę matęs? Gyva? Bet čia būtų labai įdomu, nes mane, pavyzdžiui, labai dažnai kiekvieną dieną būna trigerina, nes aš pats augęs kaime, man tie dalykai yra artimi ir aš mieste, aš vis dar nesu man čia yra nenatūrali mano buvo, žinai, erdvė. Ir aš vis matau tos, žinai, tą skirtumą ir tą, kiek žmonės dabar yra įsipatoginę gyventi mieste, o miestas yra labai laikina. Nes čia, žinai, pist elektra dingo ir panika, žinai, mes nieko nebemokam, nebegalim ir taip yra. Mano smart house'as nebeveikia, kaip išeiti? Įsimušė čia mano kokie nors ten, žinai, pimponai kokie, nežinau. Tai va, yra įdomu, žinai, kiek Lietuvoje, kalbant apie tą patį, žinai, senolių kartą, kurie, žinai, dar atsimena tos, kaip yra gyventi ten prie laužo, žinai, skirtumas, žinai, didžiulis. Tai va, galvoju, šiaip būtų įdomu pamatyti, va, žinai, eina Gabrielius ir bendra, bet ūkį jam pristato, žinai. Vagelio savaitgalis kaime, kuris pats turi viską, užsikur žydinį, pakapot malką. Bet šiaip nesubinrankis esi, ne? Oi, ne, tikrai sugebu. Aš nesakau, kad nepavyktų, bet šiaip... Bet namus dabar ne pats darai, gisau. Ką tu žinai? Tamsa, neini ten laidų tvarkyti. Nu, atsiprašau. Tinkuot sieną. Tikrai ne. Palikim darbą žmonėm, kurie tai sugeba geriausiai. Aš irgi šiaip čia irgi esu visada už tai, kur niekada nesimsiu to, ką nesugebu. Dėl to, kad čia yra didžiausia... Bet paveiksliuką pakabintum pats, Viniai kaltum. Pakabinčiau. Ne, tai paveiksliuką jau nekviešiu lemputį pakeisti tenais, bet, pasilenktos instaliaciją keisti arba sienas tinkuoti, tikrai ne, nes aš to gerai nepadaryčiau. Timūras pats kloja plyteles pas save vonioj. O, tai šaunuolis. Ir dar nepaprastas, o ten šešiakampės kažkokias. Aš matai, ten buvo taip, kad aš rinkausi pagal grožį, o ne pagal supratimą ir man atrodė, o kaip gražu šešiakampės, dar nesu matęs, žinai. Girdėjęs? Du viename. Tada, kai reikia rasti žmogų, kuris jas man sudės, o čia buvo pandemijos įkarštis, žinai, atėjo vienas, sako, ne. Kitiems skambinu irgi ne. Ir tada supratau, kad nulieku aš vienas, kas čia gali dėti. O aš to tokio... Bet gali būti ne taip gražu. O žinai, supratimą turiu, bet galvoju, ten yra, bet taip įdomu buvo, žinai, aišku, turėjau ten laiko ir ten galėjau žiūrėti, kiek noriu. Tai turėjom atkentėti, žinok, nes pasako iš tiesų. Kiekvieną dieną. Tai užvedė, tai va, bet yra labai smagu, kai, besako, pas mane buvo noras pabandyti, o tu žinai, jeigu... Ne, bet aš ir kadangi biškelė esu perfekcionistas, žinok, ir aš kiekvieną kartą matyčiau savo kliausus padarytus ten, mane pjautų žiauriai. Tai aš negalėčiau. Saliginai, gal nėra, kad baisiai, bet tvarka aš mėgstu. Grįžęs nusimeti drabužius į kampą ar susikabini gražiai? Susilankstau dažniausiai. Ai, nes parduotuvėje dirbai, ne? Moki gražiai. Bet mano yra, žinokit, vienas blogas, tai yra mano komoda.
ir ant jos sukrauti visi rūbai. Turit visi tas vietą, kur kraunat nešvarius. Ai, ne, aš tai švarius kraunu. Ne, tai va tame ir esmė, kad, pavyzdžiui, man yra amžina dilema. Aš nemėgstu kabinti, va čia užsidėjau šitą ne ant viršaus. Faktas, kad ten yra dar po apačio maikutė, tai šitas nebus murzinas. Aš rytoj jį galiu vėl užsidėti maikutę pasikeitus. Bet jau kabinti į spintą aš jo nenoriu, nes atsiras kvapas. Taip, ten švarus. Jo, ten švarus. Ja. Ir gaunasi, kad turi tokią šventą kėdę, ant kurios vis kraunas, nes rytoj aš faktas nenorėsiu užsidėti šito, jau norėsiu kažką kitą. Bet po 2 dienų man jau reikės atkrauti. Tam, kad ištraukčiau tą, kas jau, tai galų galia vis tiek eina į skalbenkę. O tais momentais manytas kaimietis pradeda su miestiečiu pešti, žinai. Man yra visiškai normalu, aš taip augau, savaitę atnešiau į rūbus, tada į skalbenkę, žinai. Bet ateini ten, žinai, kur nors į radiją ar kur, žinai, čia tas mėgstinis, o čia matytas, koks skirtumas. Nemiegojai namie? Man tai gerai su juo, žinai, bet aš jau kažkaip pradėjau jo nebekreip dėmesio, žinai. Golfui šitam yra jau kokią savaitę kaip nešioju. O siaubė, aš galvoju, kas čia kvepia. Gražiai pasakiau, ne? Nu tai kaip pasakė, žinai, man irgi savaitgalį dabar darbas paliko, tai kada sekmadienį lieka ir į pirmadienį įžengti su ta gera koja, žinai. Ir kas keiščiausia, sekmadienį mieste yra tikrai labai daug žmonių. Aš tiesiog irgi dar išėjau, nes labai norėjau miestą pamatyti, žinai, bet užklydau į barą. Nu mieste yra barų jo. Netyčia. Jo, netyčia, va taip pat kažkaip tai. Tai su vakarykščiais drabužiais esi, ar ne? Jo. Ir puikiai. Po baro net. Jo, ir po savaitgalio netgi. Prašau. Tai viską, žinai, atkoncertuoja, šokį, nueini į barą. Esu 3, man atrodo. Bet čia vat vaikai ir yra, kas bendžius planuoja, kas, žinai, kas iš kiemon išvažiuoja. Pasklijuoja. Jo, kas plytelės. Ne, žinok, bet ir aš sienas tinkavau. Ektas, bet jūs mokai. Aš dailioškį pabaigus, man easy peasy. Okay. Ne, aš tai nežinau, kaip čia taip daryti. Nu, bet žolę, tai mokėtum nupjauti. Nesu pjovęs. Aš galvojau, kad kažko kitą klausia. Aš mokėtų. Aš irgi pradėjau sakyti, labai mintyse jokinga buvo, bet galvoju, nepasakysiu aš to. Žolę auginti. Nes sukosi galva apie tiesiog stumdamą. Taip. Neteko dar. Įdomu. Bet palauk, tu į butą kraustysies ar namą? Būta. Žolės nebus. Nevažiuokit pareigūnai. Jo, tai jėga, tai manau, kad jau kitą kartą, kai sutiksim, jau pasakosi apie savo naują būstą. Blemba, tikiuosi, bet aš manau, kad čia kokie metai geri dar. Eik tu. Va, tai dar stato gal čia? Ne, ten yra taip, kad ten yra labai senas namas, jis yra paveldo. Oi, kaip šildymą brangiai mokėsi. Šildymą galimai brangiai mokėsiu, bet ten bus labai fainai ir gražu. Tai centre jau. Senamiesty, jo. Ir... Kur tau iš Žvėryno kažkur apie Šilaičius? Tai tikrai jau ką jūs jau pripratę. Ne, bet jo, kažkaip tai ta vieta svarbu buvo, vien dėl to, kad ir pasiekti viską labai greitai išeitų. Ir mamos kotletai šalia? Grinai. Rimtai arti tėvų? Ne visai šalia, ne visai. Tenais šiaip labai netoli stoties jau tai. Nu, bet blem, nežinau, nuo namų be kamščių 5 minutės 6 mašina. Nu, tai čia labai arti, tikrai labai arti. Tai dar šiltus parsivežtum. Jo, mamos kotletai. Čia man iš Radviliškio sunkiau biški. Žinau, biškelį ilgiau, man atrodo. Tai va. Tai jo, tai ten visko ieško, rado dabar lipdinius ant lubų senus likusius, ten kurių aš labai norėjau, kad jos rastų ir jos rado. Ir labai gražus senas ten židinys. Nu, žodžiu, bus fainai. Tai tokia meninė atmosfera bus? Mūzos visokios skraidys. Nebijai, kad vaidensis? Ne, netikiu tokiais dalykais, tai nebijau, bet tikiuosi, kad nesivaidens. Kunigunda kokia atskris? Kunigunda, nieko Vaido paprašysim, kad pasimtų. Klausyk, čia ką veikė? Kur tavo kunigunda? Man atrodo pas mane dabar, pasimk. Vaikštam, jo. Tai va, tai etapas, bet laukia smagus laikas, manau, bus nervų, bet tikiuosi, kad mažai. Aš žinai, tau labai linkiu, manau, kad link pabaigos tiek einam, labai linkiu, kad neužsikrautum kaip mūsų dalytė, kuris sakė, aš jau po 2 savaičių daiktus ten vešiu, po pusės metų tai vyko. Tai žinok, jo, nenusteik, kad mėno ir jau, mėno ir jau. Metai, jo. Bus 1,5. Gali būti, taip. Darbininkais patenkintas, gerai? Jo, kadangi geri pažįstami ir draugai mano šeimos, tai taip, pasitikiu pilnai. Nu, bet matai, darbininkas, jie dar tik išgriovė viską. Čia ir bus pirmas barnis, nes šeimos žmonės stato. Čia, žinai, ar tau patinka su šeimos nariais dirbti? Jo, vas, plyteles kreivai suklijavo. Matysiu kiekvieną kartą dabar. Ne, bet čia ir iš tų, kur galėsiu pasakyti. Aš manau, kad galėsiu. Kaip gerai, kaip svarbu čia yra tokie vat, kokybiškai dirbant žmonės. Taip. Tai ką?
Ačiū tau, Gabrieliu, labai, kad atėjai pas mus. Tikiuosi, vis daugiau naujienų pristatysi, lauksim albumo. Gerai, aišku, kad bus labai labai faina. Nu ir ką, Jessica darys savo areną, taip, tai ir tavo artėja, ne? Aš tikiuosi taip. Taip, artėja. Tai kada, kur pasakyk, kad kada tos kvietimus? Tiksliai, bet šiais metais planuojam. Kada kvietimus atsiuntė? Bus atsiųsta. Gerai, tai ką, ačiū tau labai, ačiū Hebra, susitiksim po savaitėlės. Tikrai labai malonu. Iki. Visą. Iki. Kad čia paspausdama visi. Gerai. Jau gana? Jau? Viskas. Kad nebuvo to nejaukaus. Taip. Pakusinom. Gerai, toliau, super.